Taip, šiandien Photoshopo pagalba mokysime susikurti vandens ženklą. Atsidarome Photoshopą ir spaudžiame susikurti naują failą. Spaudus susikurti naują failą pasirenkame A4 formatą. Galima pasirinkti jį vertikalų, galima pasirinkti horizontalų. Aš renkuosi horizontalų. Būkite atidus į backgroundo spalvą, kad būtų balta, pagal nutylėjimą tokia ir būna. Ir spaudžiame sukurti. Atsidarius baltą langą, iš pradžių pasirašysime tekstinę informaciją. Spaudžiu T raidytę, įrankis teksto rašymo, spusteliu kursatorių, pasirenku spalvą, pasirinksiu juodą. Taip, toliau pasirenku dydį, galiu iš karto pasididinti, ar ne, jeigu reikia dydį, ir pasirenku šriftą arba vėliau pasirinksiu. Tai aš rašysiu didžiosiomis raidėmis Renatos ir žodį fotografija rašysiu mažosiomis raidėmis. Pasirašiau, galiu įeiti į Move Tool įrankį ir tada labai patogiai išsididinti, kad būtų per lapą. Planuoju prieš žodį Renatos įkelti vektorinį objektą, kurį jau esu parsisiuntusi į kompiuterį. Bet prieš tai planuoju suderinti tarpusavyje šriftus. Žodį Renatos rašysiu šriftu be serifo, bold, o žodį fotografija pasirinksiu rašyti kaligrafiniu šriftu Allura. Parašiusi žodį fotografija, matau, kad yra tarpai tarp raidžių per dideli. Tai pažymėjusi, atsidarau Windows charakter ir per čia aš galiu reguliuoti tarpus tarp raidžių ir tarpus tarp eilučių. Tai tarpai tarp raidžių būna nuliniai, tokie kokie ir yra, o tarpai tarp, kad galėčiau reguliuoti tarpus tarp eilučių, turiu pažymėti ir pirmą ir antrą eilutę. Ir dabar pamažinu, kad žodis fotografija būtų arčiau žodžio Renatos, ar ne? Tada pažymiu žodį Renatos ir pamažinu, nes jis man atrodo gerokai per didelis ir pasirenku viršuje lygiavimą, abiejų eilučių, pasirenku lygiavimą, kad būtų iki ašies. Čia yra lygiavimas nuo ašies, centrinis ir iki ašies. Tam, kad šitoj vietoj man tilptų vektorinis objektas. Aš galiu parašyti žodį Renatos į vieną sluoksnį, o žodį fotografija į kitą sluoksnį. Tada tuos du sluoksnius labai patogiai galėsiu tarpusavyje nešioti, nepriklausomai vienas nuo kito. Toliau įkelsiu vektorinį objektą. Tai spaudžiu File, Place Embedded, ar ne, pasirenku tarp atsisiųstų ir spaudžiu Place, įsikeliu vektorinį elementą, ar ne. Dabar jį susimažinu arba pasinešioju, pasidedu ten, kur noriu. Ir tokiu atveju aš turiu vektorinį elementą, turiu užrašą, galbūt man biški žodis fotografija per didelis. Tai aš galbūt jį dar biškį pamažinu. Ir suglaudžiu dar tarpelius, kad jie būtų dar arčiau vienas kitą. Ir toliau savo logotipą, kuris susideda iš objekto ir iš tekstinės informacijos. Dabar įeinu į crop įrankį, pasirenku viršui būtinai, kad būtų ratio. Nebūtų čia įrašyta jokių proporcijų, jeigu yra ištrinu. Ir nežiūrėdama dabar į proporcijas, apsikerpu, kad liktų aiškiai matyti logotipas. Proporcijos man dabar nesvarbu. Spaudžiu Enter ir turiu savo logotipą. Dabar viena iš užduočių išsisaugoti PNG formatu. Būtinai turiu nuimti akytę nuo backgroundo baltos spalvos ir saugoti PNG formatu. File, Save a Copy. Aš išsisaugosiu ant darbalaukio, jūs išsisaugosite į tinklą, į šiandieninę dieną. Pasirenku formatą PNG, pasivadinu Renatos logo, spaudžiu įrašyti, pasirenku būtinai large size ir spaudžiu OK. Toliau dar noriu savo logotipą įrašyti į
teptuką, padaryti, kad teptukas būtų mano logotipo formos, nes aš galėsiu uždėti čia ir dabar Photoshop ant bet kurios vietos, ant bet kurios nuotraukos. Tam galiu įjungti baltą spalvą, galiu neįjungti. Taip, ir Edit, Define Brush Preset. Spaudžiu, matot, atsiranda ir pasivadinu Renatos, ar ne, teptukas. Spaudžiu OK ir aš duriu dabar į teptuką įsirašiusi savo vandens ženklą. Įsikeliu nuotrauką, File Open, bet kokią nuotrauką. Aš įsikelsiu nuotrauką. File. Iš karto atsirandu teptuko įrankyje ir, kaip matot, iš karto šviečiasi mano vandens ženklas. Jeigu jums įėjus neatsirastų, tai kur slepiasi tas teptukas? Paspaudžiam aplankalą ir čia teptuko nustatymai, Brush Settings, o čia teptukas. Ir mano visi teptukai, kurie yra šitame kompiuteryje. Mano teptukas yra pavadinimu pačioje. Jeigu nenorėsite, kad kompiuteryje liktų jūsų vandens ženklą, galėsite pažymėję ištrinti į šiukšlinę. Ne? Ir turiu savo vandens ženklą. Dabar aš jį sukūriau juodos spalvos, baltam fone. Kaip matot, fono nėra, bet jis yra baltos spalvos, o ne juodos toks, koks buvo mano sukurtas. Tai spalva šiuo atveju nieko nereiškia, nes kokia yra spalva pasirinkta va čia viršui, foreground spalva, tokios spalvos teptukas ir bus. Grįžtu per istoriją atgal, pasirenku čia juodą spalvą viršui ir dedu teptukas, jis tampa juodos spalvos. Spustelius ant spalvos pasirenku, kokią tik tais noriu ir tokiu būdu savo vandens ženklą galiu pritaikyti prie nuotraukos, jeigu to norėčiau. Toliau, kaip didinti, mažinti mūsų vandens ženklą, kuris dabar jau yra teptukas, tai kaip ir visus teptukus, laužtiniais kliaustais klaviatūroje galiu didinti, mažinti, arba pasirinkusi čia size. Teptuko dydis mažinasi čia. Ne? Toliau galiu permatomą padaryti, kad būtų teptukas, o čia yra opacity. Matot, pamažinu, tarkim, ir va dabar matot, jis yra ne visai juodas, jis yra permatomas. Tačiau jeigu jūs dėsite teptuką ant to pačio sluoksnio, susidursite su ta problema, vat padėjau teptuką ir aš jį noriu panešti. Persigalvau, noriu per vidurį. Tai neįmanoma. Bet tam yra viena gudrybė, jūs galite susikurti naują sluoksnį, va čia paspaudus pliusiuką, susikuriam naują permatomą sluoksnį ir jeigu dabar jūs padėsite naujam sluoksnyje teptuką, pasispaudysite Ctrl+T, nuo transformacijos ar ne, Ctrl+T, jūs galėsite teptuką va panešioti, ar ne? Aš galiu užsidėti čia, ar ne, galiu dešiniai pusiai, galiu kairiai ir nešioti jį, daryti, ką noriu su juo. Toliau aš galiu netgi šešėlį sukurti teptukui arba uždėti kontūrą, tarkim, ar ne. Tai kaip tai padaryti, spaudžiam FX apačioj sluoksnio turinio valdymo skydelyje, FX ir pasirenku iš sluoksnių stilių. Tarkim, stroke, tai yra kontūras, pasispaudus kontūrą. Aš galiu spustelti, tarkim, baltos spalvos, mano kontūras bus labai nedidelis. Svarbu stebėkite, kad pozicija būtų outside, nes jeigu jūs pasirinksite poziciją inside, kontūras bus storas ir jūs nebematysite netgi spalvos. Tai outside yra kontūras dedamas į išorę ir aš galiu jį didinti tiek, kiek noriu. Ir jeigu pasirinksiu kontūrą, aš jau galiu dėti ant juodos spalvos, jis bus pakankamai matomas. Ar ne? O jeigu pasidarysiu, kad fill būtų nulinė, tai nieko nebus, bet jeigu įeisiu į teptuką ir čia pasirinksiu, kad būtų permatomumas, ar ne 100%, aš galiu dėti teptuką ir matot, mano teptukas bus visiškai nepermatomas. Galiu lygiai taip pat užsidėti šešėlį, ar ne, tai vat nuimu kontūrą ar ne nuo abiejų, kadangi abu yra viename sluoksnėje, tai veikiasi abu iš karto, jūs aišku taip nedarysite, va einu į Drop Shadow, va ir didindama šešėlį, va galiu šešėlį užsidėti kokio noriu intensyvumo, kiek jis bus atitolęs nuo, ne, tarkim,
kažkokį meninį sprendimą įgyvendinti, pasirinkdamas sluoksnių stilius.